valandos 19 minučių. Už 19 minučių mums yra išvažiavimas iš serviso parko. Valanda važiavimo, tiksliau valanda duota 50 km, tada turime greičio ruožą pirmąjį, tai 200 km. Ir suprantu, kad bus pakankamai daug navigavimo iššūkių. Taip pat, čia prasidės dabar darbas su šturmanu ir jeigu Rusijai su Bartiku mums buvo pakankamai paprasta, nes naviguoti ten minimaliai reikėjo. Sniego pusnis, tai buvo labai aiškus orientyras, kur važiuoti. Tai čia mes važiuojam antras automobilis trasui. Tai reiškia, kad nebus labai paprasta, nes pirmiem Vasiljevui su Žilicovu, aišku, bus dar sunkiau, bet jie patyrė, jie susidirbė. Mūsų atveju, manau, kad mums bus šiek tiek sudėtingiau, bet pasižiūrėkime, kaip diena praeis. Tai ką, kaip? Davai. More. Okay. More. You said a little. Yeah, because I have information. That's the direction. Jisai va iš čia atvažiuos, ne? Nu ir matai, čia smūčia ir va čia, jis per tą kopą šoks, va šį čia va. Tai jeigu mes va čia kažko atsistojame, mes va šitą vietą pamatom. Va čia važiuos, čia šalia kopų važiuos. Pažintis su Dubai International Bacha prasidėjo. Panašu, kad esame 5 šiandieną. Tikrai padarėme keletą nemažų klaidų. Viena yra nežinodami, kokia čia yra trasa ir tikėdamasi greičio, nes tai buvo sakoma iš šono. Padarėm per didelį padangų slėgį, dėl to buvo sunku važiuoti kopose. Vieną kartą strigome, ten praradom šiek tiek laiko. Ir viename greičio gesinime organizatoriai vėlė klaidą. Tai, kas buvo parašyta kelio knygoj.
ir kas buvo mūsų kompiuteryje netitiko, tai manau, kad ten gali būti dar kažkokio neiškumo. Tai nuvažiuosim į ralio centrą, bus aišku, bet smagu, kad pirmą dieną pasibaigė, mes finišė, nepridarėm didelių reikalų ir keliavom į servisą, 2 valandų servisas ir laukiam šeštadienio greičio ruožą.